Sveiki visi atvykę į dar vieną video, taigi praėjo maždaug savaitė nuo paskutinio video ir įvyko tikrai daug naujienų. Šį savaitgalį buvau Londone, norėjau pailsėti nuo visų šių grafikų ir taip toliau, bet buvo neįmanoma nestebėti grafikų, nestebėti naujienų, nes vyko iš tikrųjų istoriniai dalykai, kai kurie geresni, kai kurie blogesni. Taigi šiandien viską aptarsim, tai spausk subscribe, like, kaip visada, nieko nepraleiskit, jokių naujienų, jeigu stebėsit šį kanalą, tai garantuoju, kad nepraleisit jokių naujienų, jokių svarbiausių ir visada būsite informuoti ir žinosite, ko laukti. Tai prisijungite į nemokamą grupę, ten aš visada pranešu, kada yra nauji video, pasidalinu memsais, galimybėm, naujom progom, jei kažkas atsiranda ir taip toliau. Taigi prisijungite ir aktyviai dalyvaukite. Linkas yra aprašyme. Tai, o dabar keliaujam į video. Tai pradedam nuo Bitcoino apžvalgos. Tai kas yra įdomu, kad Bitcoinas šią savaitę buvo pasiekęs naujas aukštumas, tai yra kažkur ties 109-108 tūkstančiais. Kažkur tai buvo nauja istorinė aukštuma ir per inauguracijos realiai dieną, inauguracijos savaitę. Ir tai ši diena gausi tokia kaip Buy the News, Buy the Rumor, Sell the News eventas, nes tiesiog visi tikėjosi, kad kad inauguracija bus labai bullish, taip pat kaip ir kai išrinko Trumpą, Bitcoinas labai pajudėjo į viršų ir dabar tikėjosi žmonės, kad bus kažkas tokio, tikėjosi, kad bus paminėtas Bitcoino strateginis rezervas ir taip toliau. Tai visi šie dalykai lėmė, kad toks buvo anticipationas ir Bitcoino kaina pakilo, bet tada Trumpas nepaminėjo savo kalboje nei Bitcoino strateginio rezervo, nei kriptovaliutų ir dėl to Bitcoinas šiek tiek sugrįžo atgal, bet jis vis tiek yra daug geresnėje situacijoje, ta prasme ties 104 tūkstančiais, tai yra daug geriau nei būti ties 90 tūkstančių. Sunkesnė situacija yra su altcoinais, bet prie to dar prieisim. Tai aš manau, kad vasario mėnesis ir iki kovo pradžios, arba jeigu taip dar šiek tiek konservatyviau, tai būtų, tarkim, iki kovo vidurio, aš manau, kad Bitcoinas bus daug aukščiau ir manau, kad ir altcoinai bus aukščiau. Ir šiandien apžvelgsime naujienas, kodėl taip gali būti, kodėl aš taip manau, nemanau, kad mes tikrai keliausim žemiau, dar bullrunas tikrai nepasibaigė, neturėtų pasibaigti šiais metais, tai irgi viską apžvelgsim, visas svarbiausias naujienas, taigi šis periodas istoriškai visada būna labai bullish, tai yra nuo inauguracijos dienos iki vasarės, kovo mėnesiai yra labiausiai bullish mėnesiai istoriškai visada kriptovaliutom, Bitcoinui, Ethereumui ypač viskam. Ir tai labai daug pasakys apie šitą bullruną. Tai visi tikisi, kad kaina eis į viršų ir yra kažkiek duomenų, kurie tą patvirtina. Tai šis periodas yra labai svarbus, sakyčiau, svarbiausia šiam bullrunui, nes čia kainos turėtų eiti smarkiai į viršų ir tai pasižiūrėsim, kokia situacija, kokia makro situacija ir taip toliau. Tai šis periodas yra labai svarbus, į kurį mes žengėme. Aš manau, kad kaina vis tiek bus aukščiau, kad ir kaip viskas susiklostytų. Tai tokia situacija su Bitcoinu, tai Ethereumas yra vis dar miręs, taip sakant, visiškai jokio veiksmo nevyksta ir Ethereumas taip pat reprezentuoja ir visus altcoinus, tai Ethereumas prastai laikosi, tai laikosi prastai ir altcoinai visi. Tai kol kas tokia ir situacija, kaip ir minėjau, istoriškai Ethereumui daug labiau nei Bitcoinui yra svarbus šie mėnesiai, vasario ir kovo mėnesiai. Tai irgi nuo inauguracijos dienos iki ten vasarės, ten kovo pradžia, nesvarbu, tarkime, periodas iki kovo vidurio. Tai šis periodas labai svarbus, labai svarbu, kad Ethereumas atsigautų, nes istoriškai visą tai būdavo, ir jei dabar nukrypsime nuo istorijos iki kovo vidurio nebus atsigavę, tai jau bus tikrai keista. Manau, kad bus galima šiek tiek ir panikuoti. Tai va, tai tokia yra situacija su Ethereumu ir Bitcoinu, pasižiūrim, kas vyksta toliau. Tai kas yra iš tokių bullish dalykų, tai yra USDC stablecoino pasiūla labai kyla, tai reiškia įeina pinigai į rinką, po truputį buvo sulėtėję, bet įeina. Dabar ypač aktualu USDC, todėl kad USDT dabar yra daug kur delistintas Europoje ir taip toliau, iš Binance ir iš daug kur. Tai realiai dabar svarbu stebėti USDC ir matome, kad pinigai kyla. Tai nuo sausio pradžios, matome, buvo štai čia 40, kažkur 3 milijardais pakilo, tai yra gerai, jeigu kils toliau, tai reiškia kils ir kaina. Tiesiog ateina daugiau pinigų į rinką, USDT ne taip gerai gyvena, ne taip gerai kyla, bet čia viskas buvo dėl to delistinimo, kuris buvo Europoje, apie kuriuos jei stebit naujieną, žinot viską.
ypač stebint nemokamą grupę ir taip toliau, ten viskas buvo paaiškinta, tai bet irgi matome, kad po truputį atsigauna lėčiau, o einant toliau dabar prie naujienų, prie makroekonomikos, prie politikos, tai įvyko istorinis įvykis, kad Trumpas, tai yra išrinktas Amerikos prezidentas, paleido savo meme coiną, kas yra neįtikėtina, ar tai jis sugalvojo, tikrai ne jisai sugalvojo, greičiausiai tai jo sūnus, arba vienas iš sūnų, ir Baron, ir Eric Trump, abudu neblogai nusimano kriptovaliutose ir galėtų padaryti tokį manevrą ir paleido. Ir žodžiu, esmė tokia, kad Trumpo meme coinas buvo paleistas per Solaną, ant Solanos chaino. Ir žodžiu, esmė, kad mums tai buvo naktis, gal 3 ar 2 nakties, taip pat ir Middle East, ten Dubajų ir taip toliau buvo 2 nakties. Ir paleido Trump coiną ir Trump coinas padarė gal 16,000% gražą, todėl kad tiesiog visi sušoko. Akivaizdu, kad visi traderiai ten greit sušoko ir užsikėlė kainą ir buvo pakilę gal iki $70 nuo nulio, tai 16,000, tai reiškia buvo daug žmonių, kurie pasidarė pinigų. Bet šis traukinys jau išvažiavo, aš tikrai neraginčiau nieko dabar investuoti į šį Trump coiną, nes jis jau dabar nukrito, aš dabar neatsimenu, neseku šio grafiko, man labai aktualu, bet jis gal nukrito dabar nuo $70 iki lygtais 40 ar kažkas tokio, didžiulis nukritimas. Tie, kas jau nusipirko aukščiau nei 40, jau dabar prarado pinigus, todėl kad taip veikia visi meme coinai. Jie pakyla, kai visi, kol hypas yra, kuo desnis hypas daugiau pakyla ir tada tiesiog nukrenta. Tai gal Trump coinas nenukris iki pat galo, bet vis tiek dabar aš jau jį neinvestuočiau. Bet vis tiek tiesiog pats faktas, kad prezidentas paleido meme coiną, tai yra istorinis, bet tuo pačiu jam čia buvo daugiausiai naudos, kadangi tą dieną, kai paleido, tą naktį ir tą dieną, kai paleido šį meme coiną, jis labai išsiurbė likvidumą ir pinigus iš kitų normalių altcoinų, kuriuos dauguma laiko ir taip toliau. Ir tada labai nukentėjo rinka, nes tiesiog jisai praturtėjo daug daugiau su šiuo meme coinu, o rinka iš tikrųjų nieko labai gero nepadarė, nes išsiurbė likvidumą. Tai čia daug diskusijų vyks, ar tai yra bullish ar bearish eventas, tai ar tai labai bullish, neaišku, nes neaišku, ar tai tikrai pritrauks ten to naujo kapitalo. Greičiausiai tai bus tik tie patys traderiai, kurie jau ir taip tradino, kad sumetė visą savo ten kapitalą, ir kai nukris, tai tikimės, kad tai grįš atgal į rinką, į normalius altcoinus, į utility, į kitus meme coinus ir taip toliau, ir pastums rinkai viršų. Tai esmė tokia, kad dabar labai daug pinigų, daug likvidumo yra šiame Trump coine, ir kai visi išsikešautins, tikiuosi, kad pinigai kažkiek sugrįž į rinką. Tai galbūt tai bus bullish, dėl to, kad daug kas užsidirbo, galbūt atėjo kažkokie nauji prekybininkai ir taip toliau, bet overall toks šiandien nei bullish, nei bearish eventas nėra. Ir tada, kas dar keiščiau buvo, kad tada jo žmona Melania paleido savo coiną, tai akivaizdu, kad jie nieko nedarė, bet turbūt irgi galbūt Trumpo sūnus, galbūt Trumpo komanda ar kažkiek kripto advisoriai prisidėjo prie to. Tai irgi Melania coin buvo paleistas, tai irgi, kaip matome, jo grafikas irgi nuo nulio pakilo iki 13 gal dolerių, tai irgi labai neblogai, ir tada bam, tiesiai į apačią, nes tiesiog kas nespėjo į hypą, tas nespėjo. Ir viskas, tai čia buvo tik kelių dienų periodas užsidirbti pinigų, ir dauguma žmonių, manau, tą praleido, ir dėl to nereiktų labai gailėtis, nes iš tikrųjų tai čia toks, realiai kaip gamblimas. Tai dabar irgi matome, kas nusipirko aukščiau nei $4, jau dabar yra minuse su Melania coinu, ir aš patarčiau jo irgi nelaikyti. Kas buvo paminėta, tai pagrindė America Safe agentai, čia viskas, kas susijęs su sienos apsauga, su deportacijom, su karteliais ir taip toliau, tiesiog tokie dalykai. Tada Make America Affordable, tai irgi čia kas susijęs su atsinaujinančia energija, su energija ir taip toliau, tiesiog svarbiausi dalykai. Ir irgi apie infliaciją nieko neparašyta, kas yra gerai, nes jeigu ten būtų labai jau žymima, kad sumažinti infliaciją, tai reikštų palūkanas aukštesnės ir taip toliau, kas nebus greičiausiai prie administracijų. Iš esmės dalykai, kurie visiškai neliečia rinkų šiuo metu, nei akcijų. Galbūt akcijų rinka kažkiek liečia, nes ten buvo kažkas su mokesčiais, bet nedaug liečia dabartiniai prioritetai rinkas. Tai iš čia irgi nieko naudingo iš tikrųjų nėra. Bet akivaizdu, kad čia net nelabai ir būtų prioritetas, kuris svarbus didžiai daugumai žmonių svarbiau apsauga, ten pragyvenimas ir taip toliau, o ne rinkos.
Tai čia kaip ir normalu, kad nebuvo paminėta, bet tai nėra irgi nei bullish, nei bearish eventas. Dabar kas yra svarbu, tai kad Gary Gensler pagaliau pakeistas kaip SEC chair, dabar bus Mark Wade trumpai ir po to vėl bus pakeistas į kitą. Žodžiu, esmė, kad dabar bus pasikeis visa politika, va čia kas yra šiek tiek labiau bullish, tai kad visa SEC politika pasikeis ir ką jie iškart gali padaryti, tai pirmas dalykas tai yra SEC labai daug visokius, kaip pasakyti, siūsdavo ir kviesdavo į teismą ir pateikdavo tuos visokius popierius, iš esmės puldinėdavo kripto įmonės, kas dabar viskas pasikeis, visi tie lawsuitai bus dropinti, tai yra visiškai atšaukti ir taip toliau, tai kas bus iš karto. Tai kitas dalykas bus su Ethereum stakingu, jeigu jį įves į ETF'us, kad ten būtų galima per Ethereum stakinti jį ir už tai gauti atlygį, tai irgi bus labai bullish dalykas. Iš esmės tiesiog čia yra institucija, kuri atsakinga už reguliacijas ir jie dabar irgi po truputį gerins reguliacijas, bet tai irgi kol kas trumpalaikiu periodu tai likvidumo į rinką net neš. Gerai, ten yra po to, yra ten, kas turės praeiti pro kongresą ir taip toliau, kas iš tikrųjų paveiks likvidumą. Tai yra FIT 121 bill toks yra, kur yra susiję, kad bankai galėtų laikyti kriptovaliutas. Žodžiu, daug dalykų, bet kokia yra esmė, kad dabar situacija pasikeis, reguliacijos bus daug aiškesnė, bet tai nėra kažkas, kas dabar ypač trumpalaikį perspektyvų atneštų daugiau pinigų į rinką. Tai irgi labiau bullish long term dalykas, bet nėra kažkas, kas labai ypatingai ten dabar paskatintų rinką. Kitas dalykas, tiesiog dabar jau ne viena valstija nori investuoti į bitcoiną ir stablecoinus arba kriptovaliutas. Bendrai tai irgi tai atskiros valstybės, tokios kaip Florida, Utah, Teksas, jeigu atsimenu, tai irgi tiesiog prisideda prie tos adopcijos ir jeigu irgi šie metai bus tokie, kad perka institucijas, bet perka ir visos valstijos, Utah, Florida ir taip toliau, tai tikrai prisidėtų ir akivaizdu, kad kaina būtų bitcoino ypač aukščiau nei dabar. Tai tiesiog iš tos pačios adopcinės pusės, kad adopcija vyksta ir pinigai turėtų ateiti šiais metais tiek po truputį į rinką, dideli pinigai, jeigu valstijos pradės pirkti bitcoiną. Dabar kas dar yra įdomu su visa ta Trumpo šeima, tai kad jie turi World Liberty, tai irgi yra iš esmės tokia kaip įmonė, kuri priklauso jo šeimai, tai ten pagrindinis lyg tai yra jo sūnus, Eric Trump ir taip toliau. Ir kai pasižiūrėsime, jų didžiausias holdingas yra Ethereumo, tai 155 milijonai. Tai reiškia 155 milijonai jo šeimos investuota į Ethereumą. Tai reiškia pusė jų įmonės šio turto yra investuota į Ethereumą. Ir tada ten Aave, Chainlink, jie labai mėgsta Chainlink irgi 6 milijonai, stablecoinų laiko, TRX, ENA ir taip toliau. Tai, iš esmės, kas yra įdomu, kad jie investuoja į rinką ir kas įdomu, kad labai stipriai investuoja į Ethereum, nors jis atrodo dabar miręs. Turbūt, jeigu jie vis tiek yra investavę 155 milijonus, tai, kaip čia pasakyti, man tai atrodo neįmanoma, kad dabar Ethereumas nuvažiuotų į apačią per Trumpo, kol Trumpas bus prezidentas, nes jo šeima, jo šeimos įmonė ir taip toliau yra investavę 155 milijonus ir jie tikėsis iš to kažkokios gražos. Tikrai nebus taip, kad jie investavė ir jie leis tiesiog investicijai nukeliauti ten į minus 30%. Tai taip tikrai nebus ir tai yra labai įdomu, kad dabar jų interesai siejasi ir su kriptovaliutų laikytojų interesais. Ir kas dar labiau paveiks rinką, tai FTX repaymentai, apie kuriuos kalbėjome, ir jie įvyks jie turėjo visi, kas buvo pradę pinigus, turėjo užsipildyti dokumentus iki 20 dienos sausio ir panašu, kad dabar čia rašysiu, kad iki to turėjau užsipildyti ir dabar jau pagaliau prasidės tie išmokėjimai ir čia yra pataisyta, kad ne vasario 25, o tiesiog vasario mėnesį 2025 metų. Tai reiškia, nuo vasario mėnesio turėtų būti išmokėta tiem, kas laikė mažiau nei 50 000, tai irgi yra apie 1,2 milijardo pinigų, tai irgi tiesiog papildomi pinigai, kurio jeigu jie atrastų vėl kelią atgal į rinką, tai būtų labai bullish ir po to yra dar gal 10 milijardų, kurie yra virš 50 000, bet nėra aišku, kada jie bus išmokėti. Tai irgi toks mažas pabūstinimas, bet irgi nebus blogas. Tikiuosi, kad
kažkiek tų pinigų ateis į rinką ir tada pakels šiek tiek rinką. Tai dabar svarbiausia, kas iš tikrųjų suteiks likvidumo rinkai, tai kažkiek share paymentai, bet iš tikrųjų labai vėl viskas priklauso, kaip ir minėjau, nuo makroekonomikos ir po 8 dienų bus dar vienas FOMC susirinkimas dėl palūkanų ir taip toliau. Akivaizdu, kad palūkanų jau nemažins, yra 99%, kad palūkanos bus tos pačios, kas nėra gerai. Ir tada kovo mėnesį irgi nesitikime jokių mažinimų. Bet kas svarbu, kad po šito susirinkimo dėl palūkanų 2 mėnesius nebus dabar susirinkimo. Tai realiai gausis, tai sausio realiai mėnesį, bet tada visas vasario mėnesis ir tada bus kovo. Tai realiai ne tai, kad 2 mėnesiai, bet 1,5 kažkur nebus šio susirinkimo. Tai labai svarbu, kaip centrinis bankas nuteiks rinkas ateinančiam keliem mėnesiam. Jeigu bus bearish, tai bus labai blogai. Jeigu bus sentimentas bullish ir šnekės, kad viskas gerai, kad galbūt bus daugiau palūkanų mažinimų, iš esmės jei palaikys tokį toną, kad ekonomikai bus viskas gerai ir ji bus palaikanti rinkas ir taip toliau, infliacija yra valdoma, tokie dalykai, tai tada bus labai bullish. Tai ir nuo to daug kas priklausys, tai ir bus už 8 dienų. Taigi tiek šiam video, spauskite subscribe ir susitiksime kituose.